Mes esam Suvalkijos Kauniai, Kristina ir Arūnas. Mes esam įsikūrę Vilkaviškio rajone, Bartininkų seniūnėje, kaimas Šilbalių 3. Auginame braškes, plotas nėra labai baisiai didelis, apie pusę hektarų. Daug metų esam pradirbę užsienį, esam dirbę šiltnamius pomidorų ir agurkų ir visada planavom, galvojom, kad reiktų kažką savo turėti, nes dirbti kitam žmogui atrodė biskį nesažininga. Tiesiog sugalvojom pabandyti patys. Pradėjom ūkininkauti prieš metus laiko. Turim 6 veislės, 2 veislės ankstybas, visos kitos veilybos. Sodyba yra mano tėviškiai, visą gyvenimą čia gyvenu. Planavom išeiti į miestą gyventi, bet taip ir pasilikom kaime. Vaikystėje iš tikrųjų, kai vaikai esam, būdavo visi kažkiek braškių pasūdyti ar panašiai. Visą laiką būdavo tas, kad nuvalgydavom, žodžio, net nežinau kas jas. Iš vaikystės mintis irgi kažkiek dasidėjo skilus, kad ta prasme braškiai labai skani uoga. Jinai turi labai daug vitaminų, žodžiu, skaidulų ir tiesiog pasirinkom šitą būtent sritį, braškes. Iš pradžių užsakymai buvo. Dar neturėjom vietos ir panašiai, kažkur pardavinėti prie parduotuvių, teko tiesiog pardavinėti užsakymais, nes pačių braškių nebuvo jų labai daug, skynėm gal kas antrą dieną kažkur ir priskindom ten gal po kokią 30-40 kg. Kadangi daug žmonių, giminių, ten pažįstamų aplink turim, tai viskas buvo iš pradžių labai paprasta. Tiesiog padaro užsakymus, suskinam, suvežam, žodžiu, nusiperka ir viskas kaip ir gerai. Taip pat mus galite rasti Facebook'e suvedę Suvalkijos Kauniai. Ir mes gyvenam labai gražioje vietoje, prie Svirkalnio kalno, kuri yra lankoma vietinių ir taipogi gali aplankyti ir nevietiniai, kurie toliau gyvena ir gali užsukti pas mus ir paragauti mūsų skintų ir augintų braškių. Planai gauti paramą ir plėstis, žodžiu, bandyti aviečių kažkiek pasisaudyti, gal netgi tų pačių šilauogių. Bandyti perdirbti visą produkciją, pateikti ne tik pirminę formą. Kaip tau atrodo, šįmet geras derlius bus? Manau, kad geras. Nu, jeigu... Tik tai reiktų pažyti, ar kenkėjai nepuola. Tai buvo tas, kad kai ateini ryte pasižiūrė, kad dabar yra jau nemažai prinaukusių braškių, kad tu jas gali skinti, kad tu jas gali pateikti klientam, kurie perka jas ir valgo. Ir sako, kad tikrai skanios ir įsigys jų dar daugiau. Tai tas motyvuoja stengtis dirbti ir žmonėms pateikti produkciją. Tikrai lietuviška.